prisimenu, kad kai pats paskutinį kartą buvau Cafe Scientific renginiuose, keletą kartų, tai visada eidavau į tuos, kur nieko nesuprasdavau. Tai čia matau daugiau žmonių, kurie daugiau supranta, tai nesupykit, kas viską žinosit, patys kalti. Atėjot kur. Tai va, tai pašnekėsim apie tai, kaip atrodo pasaulis lazerių ten, kur lazeriai dideli ir pikti. Tai pradžiai, šiaip dėl linksmumo, pasiguosiu, pasiskūsiu. Ką žmonės man pradeda šnekėti, kai išgirsta, kad dirbu su lazeriais. Tai pavyzdžiui, o klausyk, o tai gal čia gali išgraviruoti draugo gimtadienis, va šitą man va čia reikėtų išgraviruoti lentelę, čia su lazeriu geriau. Ok, kažkaip, šiaip esu išgraviravęs, tik neprašykit, bet esu. Bet ne visai tam lazeriai skirti, su kuriais dirbu, bet tinka iš bėdos. Kitas, tai kokį čia koncertą šviečiat. Kaip, spalvų visokių mes ten prišviečiam, bet, vėlgi, ne visai tas. Bet tik visokiesnė erdvė negu patie koncertai. Jo, tai, ta prasme, galbūt su tokiais, nors iš tikrųjų, tai, jo, su sauga čia klausimų yra, tikrai yra. Jeigu su mūsų lazeriais tai pabandytume pašviesti, tai aišku, tikrai skilių akyse būtų daug, bet net ir su tais, kuriais čia šviečia, skilių turbūt galima. Neklauso chirurgo paslaugų. Va, ta prasme, tiesiog pranašas. Ir paskutinis tai sako, čia nebuvo surežisuoti, žinok, tikrai. Ir paskutinis tai sako, čia šalinau su plaukus, šitą kažkaip ne iki galo paėjo, gal gali pažiūrėti. Gal atsisakiau šitos garbės. Tai jo, tai truputį pabandysim perėti nuo šito lazerių pasaulio, kur lazeriai ten plaukus šalina arba skaito abrakodus, į tokius lazerius, kurie padedami ant stalo ir pažiūrėsim, ką matuoja ir kas jais veikia žmonės. Iki tokių lazerių, kur ne lazeris padėtas ant stalo, o stalas padėtas po lazerių ir iš esmės, čia žmonės šalia matosi. Iš principo į lazerio dėžę galėtų patys atsigulti ir dar draugų pasikviesti. Ir galų gale nueisim iki tokių lazerių, kur, žmonės čia kažkur yra, bet reikia pasižlibinti, kad žiūrėtai. Lietuva gerai varo, esam šitų lazerių pasaulyje, dėja dar nesam šitų lazerių pasaulyje, tai lietuviškos įmonės, kad ir kaip man būtų gaila, kol kas tokio masto lazerių nestato, gal kada nors. Bet iš tikrųjų pakalbėkime apskritai, kas čia kaip apie ką. Tai kas tas lazeris? Visiems aišku, kad lazeris yra kažkoks daiktas, kuris šviečia. Šviečia toks nekonkretus pasakymas, ką tas švietimas reiškia ir kuo būtent lazeris šviečia kitaip negu lempa. Tai bendru atveju yra koherentiškumas, kaip tas koherentiškumas išsiverčia praktikoje. Tai reiškia, kad lazerį galima sufokusuoti į kažkokį mažą plotelį, kurį iš esmės apsprendžia lazerio bangos ilgis. Nekoherentinės šviesos, pavyzdžiui, lempos atveju, bangos ilgis taip lemia dalykus, bet taip pat lemia ir šviesos šaltinio dydis. Paprastai prasideda sunkumai, jeigu norim kažkaip sufokusuoti šviesą iš didelio šaltinio į mažą taškutį, paprastai neišeina. Ten šiek tiek galima pažaisti, bet, žodžiu, į detalės nesigilinsim, bet gerai neišeina. Ta pati savybė iš tikrųjų, kad lazerio šviesą galima sufokusuoti į mažą taškutį. Taip pat tai reiškia, kad lazerio šviesą galima siųsti tolimą atstumą ir ji neišsiklaipo, neišsiskečia. Išsiskečia tam tikrą dydį, bet jis yra žymiai mažesnis negu kad būtų lempos šviesos. Tai pavyzdžiui, tai įgalina su lazeriu pamatuoti atstumą iki Mėnulio. Čia yra tokia observatorija, kuri žiūri, pavyzdžiui, žodžiu, kai
pirmais kartais, kai skrydo žmonės į Mėnulį, padėjo Mėnulyje veidrodžių specialių, į kuriuos ir dabar, po 50 plus metų, šviečiant lazerių galima gauti atspindį ir suskaičiavus laiką, kiek užtruko lazerio impulsas iki Mėnulio ir atgal, galima pamatuoti, tai kokio atstumu tas Mėnulis yra. Atsakymas yra toks, kad Mėnulis vidutiniškai po 1,5 centimetro per metus nutolsta nuo Žemės, tai jis mus palieka, bet 1,5 centimetro per metus, kaip suprantam, dar užtruks pabėgti. Ir išsyk verta pagalvoti atstumą tokio dydžio nuo Žemės iki Mėnulio. Lazeriai išmatuoja 1,5 centimetro, išmatuoja taip, kad mato 1,5 centimetro pokytį. Tai su jokio lempa nieko panašaus nepadarysi. Šitos gerybės lazerių susijusios iš esmės, tai galima apibendrinti į tokį parametrą ryškis, kuris reiškia, kad yra daug šviesos iš kažkokio mažo šviečiančio taško arba einančios tuo pačiu kampu. Čia iš kurios pusės pažiūrės. Tai čia šiaip bendrai apie lazerio šviesą. Jeigu kas gerai mokykloje fizikos pamokas lankėt ir ten atidžiai klausėt, tai galbūt galėjot išgirsti, kad šiaip šviesa va ten iš lempų ir kitokių panašių šaltinių yra kažkokia daugiaspalvė, balta, polichromatinė, o vat lazeris tai monochromatinės šviesos šaltinis. Tai išsyk turiu pasakyti, kad mokykloje jūs, negali sakyti, kad taip konkrečiai apgavo, bet nuslėpė. Žodžiu, jie nuo mūsų slepia paslaptis. Iš tikrųjų, ta prasme, mano lazeriai, tokie. Čia reali nuotrauka lazerio išsidarkiusio po visokių ten reiškinių, apie kuriuos tuoj pakalbėsim. Bet, akivaizdu, kad, ne taip jau monochromatinis. Tai kas čia darosi? Taip, lazeriai gali būti monochromatiniai, tai yra vienos spalvos, bet iš tikrųjų, jeigu taip giliau pažiūrėjus, šviesa, kaip jų mokyklai teisingai pasakė, šviesa yra elektromagnetinio lauko virpesiai, bangelės. Skirtumas tarp balto lazerio ir baltos lempos yra pagrinde tas, kad tos šviesos bangelės lazerio atveju viena kitos atžvilgių elgiasi tvarkingai, dėsningai ir kai skirtingų spalvų bangelės susisumuoja į vieną kažkokį daiktą, lazerio atveju galim turėti trumpą impulsą. Tuo tarpu, jeigu tos bangelės viena kitos atžvilgių išsidėsčios bet kaip, tai ir gaunam bet ką. Tai vat lempos šviesa, jeigu taip ją labai jau smulkiai ją panagrinėjusi laike, keičiasi, kažkaip taip netvarkingai ir visą laiką. Tuo tarpu tokio paties spektro, tokios pačios spalvos ir tokios pačios spalvų gamos lazeris gali tą visą šviesą sudėti į iš esmės vieną trumpą impulsiuką. Kiek trumpa, tai kuo daugiau spalvų, tuo trumpesnis. Tai ir kuo čia tas impulso trumpumas svarbu, tai taip labai bendrais dydžiais. Gale, tai čia tokios labai jau paprastos formulės, bet toks fizikinis dydis gale, tai yra kiek energijos kažkur nukeliauja per kažkokį laiko vienetą. Ir yra toks dalykas kaip intensyvumas arba galios tankis, tai yra energija per laiką į ploto vienetą. Tai šiuo atveju, jeigu yra trumpų impulsų lazeris, kuris, kaip ką tik pakalbėjom, galima jį gerai sufokusuoti į mažą taškutį, tai mažas plotas, jeigu trumpas impulsas, trumpas laikas, energijos yra kiek yra, bet tai, kad turim trumpą laiką ir mažą plotą, tai jau mums reiškia, kad galios ir intensyvumo galės būti daug.
Tai ir kad būtų vaizdžiau įsivaizduoti, apie ką mes, kaip atrodo tie mūsų lazerio impulsai, apie kuriuos čia kalbam, tai šviesos greitis yra, grubiai 3/108, tai 300 milijonų metrų per sekundę. Tai reikia įsivaizduoti taip, jeigu kažkoks daiktas, lazeris, tarkim, pradeda šviesti laiko momentų kažkokiu, tada kažkiek laiko šviečia ir tada nustoja šviesti, tai kol iš tos šviečiančios, iš kažkokio šviečiančio taško, kol išlenda to impulso pabaiga, tai impulso pradžia jau kažkur būna nukeliavusi šviesos greičiu. Tai priklausomai nuo architektūros, paskirties ir visko, lazeriai gali šviesti labai įvairių trukmių tos impulsus, nuo nuolatinės veikos monochromatinių lazerių, apie kuriuos galbūt kas nors pasakojo mokykloje, arba ne tik lazerių fizikos kurse, bet ir kažkokiai susijusioje disciplinoje universitete. Tai taip pat yra impulsiniai lazeriai, skirstomi, kiek priešdėlių, tiek ir variantų. Tai nanosekundiniai lazeriai, arba pikosekundiniai, arba femtosekundiniai. Tai taip įsivaizduojant, šviesos greitis toks, tai per keletą nanosekundžių nueina šviesa 30 cm, arba per ten kokį 100 pikosekundžių, pavyzdžiui, jeigu pikosekundiniai impulsai, tai kelis centimetrus, jeigu 100 femtosekundžių impulsas, tai 30 mikrometrų. Tai aš galvoju, kaip čia pavaizduoti. Galvoju, esam alaus namuose, kažkaip su alum nesirišo, bet prie alaus reikia užkandos. Tai vat, jeigu nanosekundinis impulsas, tai man vizualizuojasi kaip šviesos dešra. Tai yra toks, tokia ilga, čia tokia dar trumpoka, iš tikrųjų ilgesnė, tokia labiau sardelė. Jeigu pikosekundiniai, tai šviesos tokie kotletai, burgeriai. Ir galų gale, jeigu femtosekundiniai, tai itin plonai pjaustyti serano kumpio gabalėlį. Tai iš esmės taip reikia įsivaizduoti tą šviesos paketą, kuris krenda iš lazerio, kai kalbam apie impulsinius lazerius. Tai dabar prisiminkim, kalbėjom apie galią, energiją per laiką. Tai kai laikas yra femtosekundės, kaip ten matėm 10-15, Rimtautai, pažiūrėk į šitą, tau patiks. Pačiu laiku atėjai geriausią dalį, spėjai pamatyti. Tai kai laikas yra femtosekundės, tai yra 10-15 daugiklis, tai iš tokio skaičiaus dalinant, net jeigu energijos mažai, galios gali būti daug. Tai čia tokia mini kovelė. Nelabai galima lyginti, bet palyginkim Ignalinos atominė elektrinė, tai jos galia amžinatilsį, bet kol buvo, vieno reaktoriaus galia buvo apie 1,5 gigavatų, jeigu gerai pamenu. Anot Wikipedijos didžiausia šiuo metu pasaulyje atominė elektrinė, galia ten apie 9 gigavatus, kuklus, net ne kažkoks specifinis, didelis, ten, eilinis femtosekundinis lazeris, Light Conversion Paras, aišku, labai geras, bet pagal ten galios nieko neipatingas galingų lazerių pasaulyje, smailinė galia 20 gigavatų. Tai kaip ir lyginant su atominėm elektrinėm, gauna į kaulus tas elektrinės. Aišku, lazeriai šviečia, kaip kalbėjom, ten femtosekundės, viską, bet tol, kol šviečia, net kuklus lazeris spjauna atominės elektrinės kaip reikiant. O mes dar net nepradėjome. O jeigu kalbant apie didelio intensyvumo lazerius, tai Silos 3 PCTA sistema, 15 teravatų, tai čia skaliai nesimato. Ignalinos, tuo tarpu galingiausias, pagal smailinę galią lazeris pasaulyje šiuo metu yra apie 10 petavatų ir yra labai panašios galios Rumunijoje ir Pietų Korėjoje. Lazeriai, tai dar 1000 kartų daugiau. Tai vėlgi viskas čia yra per femtosekundės, tai iš esmės reikia įsivaizduoti, kad toks lazeris, kai medžiagą paveikia, tai toks spriktas. Labai trumpas, bet toks daugelio atominių elektrinių masto
variklis. Taip, tai dabar išsiaiškinom, kas tie lazeriai, kokios ten tos galios, o kaip mes tai gaunam. Tai iš tikrųjų lazerinis šviesos stiprinimas remiasi, turi tam tikrų bendrumų su kažkokiu klubiuku, kur UV lempos ir žmonės išsitepia fluorescuojančiais dažais. Tai labai gražu. Lazerio šviesa iš tikrųjų nuo kažko panašaus ir prasideda. Lygiai taip kaip klube šviečia UV lempos, čia mes irgi turim kažkokį kaupinimo šaltinį. Jis šviečia į lazerinę terpę. Toj lazeriniai terpiai jonai atomai turi energijos lygmenis, kur kaupinimas perkelia atomus iš nesužadintos būsenos į tam tikrą sužadintą būseną. Tada ten jie truputį parelaksuoja, o tada, kai paleidžiam kažkokį signalą, atitinkamo bangos ilgio, tai ta kaupinimo energija terpėje yra sukaupiama. Tai yra tai, kad mes su kaupinimu perkeliam tam tikrą kiekį, paprastai didelę dalį lazerinės terpės jonų į sužadintą būseną. Tai reiškia, kad terpėje yra kažkokios energijos daugiau negu kad šiaip normaliai būtų. Dalis tos energijos šitam relaksacijos etape išsiskiria kaip šiluma, dėl to lazeriniai elementai visada kaista. Kartais nedaug, kartais labai daug, bet iš principo visada. Bet jeigu ateinam su teisingos spalvos šviesa, mes galim tą energiją sukauptą tuose sužadintuose jonuose, galim ją nusinešti tokiu magišku reiškiniu priverstiniu spinduliavimu, kas reiškia, kad atėjus fotonui iš signalo, tuoj mes jūs pastiprinsim. Tas signalo fotonas susitinka su sužadintu jonu ir ten tas jonas relaksuoja į bazinį lygmenį, bet tos relaksacijos metu atsiranda klonuotas fotonas. Čia yra kardinalus skirtumas nuo klubiuko, nes ten nuo lempos fluorescuojantis dažai tiesiog fluorescuoja, kaip jam patinka. O čia, kai ateinam su signalu, tai fluorescencija, jau nebe fluorescencija, priverstinis nuleidimas, tiksliai atkartoja tai, ką įleidom. Ir taip, iš vieno fotono pasidaro du, tada tie du sutinka dar du sužadintus jonus, tie visi pasiema ir galų gale turim pastiprintas spinduliuotę. Tai klasikinis tokios lazerinės terpės pavyzdys, itrio aliuminio granatas su neodimio priemaišomis. Pasirinkau būtent dėl to, kad labai graži spalva. Taip, tai... alaus pertraukėlę. Tai pastiprinam, bet kaip prieš tai kalbėjom, su ultratrumpais impulsais galios gali būti labai didelės. Tos didelės galios gali pažeisti, sudaužyti tuos lazerinius elementus, kaip tik jiems patinka. Tai kaip ir kažkaip norėtųsi, kad tol, kol stiprinam, tos galios nebūtų daug, bet kažkaip pastiprintume, o paskui po stiprintuvo kažką padaryti, kad tos galios padaugėtų. Ką daryti? Į pagalbą technologija pavogta iš karinės radarų technikos. Panašus principas analogiškai pirma buvo pritaikytas radaruose, nesu tikras, ar jau per Antrąjį pasaulinį karą, ar iš tik po jo. Bet ta technologija po kurio laiko buvo perkelta lazeriams. Ir čia mes iš tikrųjų susiduriam su tuo, kad tas faktas, jog trumpas lazerio impulsas
privalo susidėti iš daugelio spalvų, mums labai padeda. Kaip jis mums padeda? Tam tikrais optiniais elementais galima suorganizuoti taip, kad skirtingos lazerio impulsos spalvos keliautų ilgesnį arba trumpesnį atstumą. Tai reiškia, kad raudona ten ateina anksčiau, mėlyna ateina vėliau ir impulsas, kuris buvo trumpas, staiga pasidaro nebetrumpas. O jeigu nebetrumpas, reiškia, kad jo galia staiga pasidaro mažesnė. Tai taip impulsą prailginam, tada kol jis ilgas, galima jį siųsti per stiprintuvus, visokius ten, kokius tik nori, pridėti jam energijos, ne kiek nori, bet labai daug, priklausomai nuo to, kiek impulsas buvo išplėstas, tai čia eina kalba apie 1000 kartų. Toks išplėstas impulsas yra stiprinamas terpės, va šitos dailios rožinės terpės nepažeidžiant. O galų gale jau reikia kažkokių optinių elementų, kurie gali atlaikyti daug daugiau intensyvumo, bet tokie elementai yra. Ir tada, jeigu tas spalvas vėl galima sudėti į vieną impulsą trumpą laikę, tai galim gauti impulsą, kuris yra panašiai trumpas kaip toks, kuris įėjo pradžia, bet žymiai pastiprintas. Tai iš esmės mėsininkų svajonė turi kumpio riekelę, padarai vėl dešrą, o tada vėl į kumpio riekelę. Būtų pasaka. Deja, girdėjau, su dešra taip gerai neveikia kaip su lazeriais, bet čirpuotas dešros stiprinimas kažkaip turėtų būti. Kas nors turėtų vystyti šitą technologiją. Už šitą idėją gavo išradėjai nedaug nemažai Nobelio premiją. Tai šitą eksperimentą padarė kažkur 1989 gal, maždaug taip, Nobelio premija 2018 metais. Ir pavyzdžiui, kiek dabar reikia atverti doktoratą, kad apsiginti? Taip, tai čia toks atskiras, čia galima pakalbėti truputį. Tai Nobelio premiją gavo abu, kaip suprantu, lygiom dalim. Žeraras Murus su lazeriais dirbo, pristeigė daugybę mokslinių centrų. Aš nesu tikras, ar Dona po to vieno straipsnio dar ką nors su lazeriais iš vis veikia, gal kažką truputį veikia, bet... Taip, tai buvo vienintelis jos straipsnis per daug, bet to užteko, kad gautų Nobelio premiją. Ir iki šito išradimo, norint padaryti didelį lazerį, tiesiog buvo didelį, tai yra didelės galios, ten gigavatai, teravatai lazerį, reikėjo būtinai turėti labai didelius optinius elementus, kad tas šviesos pluoštas būtų didelis, tai bent taip sumažinam tą intensyvumą, kažkiek galima dirbti. Bet kadangi atsirado galimybė pridėti trečią dimensiją erdvės, impulsą pratempti, atsirado daug galimybių. Tai iš vienos pusės, jeigu esi rimta nacionalinė laboratorija, tai gali dar daugiau padidinti, kiek pasieki galios ir mušti vis naujus rekordus. Iš kitos pusės, jeigu nesi didelė nacionalinė laboratorija, tai gali pradėti žaisti kažkaip su tokiais galingesniais lazeriais ir atsiranda daugiau gamintojų, plėtotojų, visokių technologijėlių. Tai tame tarpe CPA technologija leido pagaminti mažus, sąlyginai pigius, vis dar tikrai ne vienas turbūt nenusipirktume, bet jau kažkokios protingos kainos lazerius, kurios, pavyzdžiui, gali naudoti oftalmologijos klinikos, kurių jau ir Vilniui ne viena yra. Ir ten tokie lazeriai labai gerai operuoja. Tai kadangi jau dabar turim CPA lazerių, femtosekundinių, su kažkokiu, ten kaip matėm, 20 gigavatų, pavyzdžiui, smailinė galia, galim prieiti prie tokio pirmo etapo parametrinių šviesos reiškinių.
Šviesai sklindant kažkokią skaidrę terpę, iš esmės, kas vyksta, terpės, pavyzdžiui, ten kokios stiklo atomai į šviesą reaguoja, su tam tikrų vėlavimu virpa pagal šviesos dažnį. Ir tol, kol šviesos intensyvumas nėra didelis, jie atkartoja šviesos virpesį ganėtinai tiksliai, tada jis ten susideda su ateinančia šviesa. Ir ką turim, tai iš esmės nelabai kas tai šviesai atsitinka. Paim lempą, pašvieti per stiklą, nu ten šiek tiek atsispindėjo, kažkas truputį pasidarė, iš esmės nieko labai ypatingo nepasidarė. Įdomu, kas būna, jeigu šviesa yra intensyvi, va tokia iš to eilinio faros lazerio, smailinė galia ten kokią gigavatį ir ten, kad ir truputį mažiau, galima parinkti tam tikras medžiagas ir tam tikras sąlygas lazerio, kai elektronai medžiagoje bando sekti šviesos virpesius, bet jau šviesa juos tampo judėti taip toli, kad jie jau ten nebesugeba. Ir atkartoja šviesos virpesius nebetiksliai. Ką tai reiškia, atsiranda iškreipimai, jie vadinami netiesiškumais, o tie netiesiškumai tarp kitų dalykų gali lemti, kad šviesoje atsiranda kitokių spalvų, negu kad mes švietėm. Tai pavyzdžiui, va šitas paveiksliukas, tai čia yra parametrinė superfluorescencija. Iš tikrųjų, čia į kristalą buvo šviečiama vienu žaliu spinduliu. Bet, kadangi tas spindulys buvo pakankamai intensyvus, tai priskeneravo čia, kaip matom, visko. Mokslas apie šitos reiškinius vadinasi netiesinė optika. Tai kristalų netiesinė optika, va, kažkas, kas čia pavaizduota, intensyvumas yra, kažkokiam tokiam lygiui. Galima daugiau, galima mažiau, bet eina kalba apie kažką to. Tai ką šitam intensyvumų diapazone galima veikti, tai galima generuoti šviesą tokią, kokios reikia. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra tiesiog iš Light Conversion puslapio eilinio kažkokio parametrinio sprintuvo derinimo kreivė. Kaip matom, bangos ilgiai, tai yra spalvos, kurios tas prietaisas gali šviesti. Yra parodyti va čia skaliai, tai nuo gan gilaus ultravioleto, netoli 200 nanometrų, ir toli į infraraudoną pusę. Iki 15, virš 15 mikrometrų. Tai matomas diapazonas sudaro šitą dalelę. Ir čia yra ne šiaip savo šviesa, čia yra femtosekundiniai impulsai. Tai lazerinių terpių, kurios šiaip šviečia kaip lazeriai, galima surasti taip, keletą brūkšniukų, čia tam grafike būtų galima padėti, bet ne taip daug. Lazerinių terpių, kurios šviečia femtosekundinius impulsus, iš esmės yra va šitam diapazone. Tai reiškia, kad mes panaudodami parametrinius šviesos reiškinius galim gauti šviesą kaip lazerio, bet ties iš esmės kokio norim bangos ilgio. Kam to reikia, tuoj pasakysim. Bet koks tas procesas apskritai yra, tai yra keletas procesų, yra suminio dažnio generacija, kai kaupinimo bangos ateina dvi, arba yra skirtuminio dažnio generacija, kai iš vieno fotono kyla į du fotonus, kurių energijas parinkdami parametrus kristalo, kaupinimo šviesos ir taip toliau. Bet iš esmės tuos parametrus keičiant, reguliuojant, iš esmės va tokios, kaip ten matėm, poros dėžučio stalo užtenka, kad gautume visus šitus bangos ilgius. Taip, tai čia yra trečia harmonika nuo signalo, antra harmonika nuo signalo, šalutinis bangos, žodžiu, čia yra, tai ką galbūt verta pasakyti, tai kad ne visas šitas spalvas gaunam vien pašvietę su lazeriu į parametrinę terpę vieną kartą. Iš esmės,
kuo toliau nuo pradinio lazerio, tuo daugiau gali reikėti va tokių etapų. Tai yra, pradedi nuo lazerio, sugeneruoji šviesą kažkur čia, tada tam, kad gautum šviesą čia, turi jau nebe su lazeriu, o su ta šviesa. Tai va, tai čia yra daugiau etapų, bet kiekvienam etape vyksta kažkas iš šitų dalykų, tik tai jie galbūt yra grandinėlėje. Tie etapai tik harmonikos. Tai harmonikos, suminiai, skrituminiai ir taip toliau. Taip. Tai va, ir taip pat svarbu paminėti, kad šitų parametrinių sąveikų metu bent jau iš principo neišsiskiria šiluma. Tai yra, jeigu lazerinis elementas neišvengiamai tiesiog iš principo kaista, nes paties proceso dalis yra dalies kaupinimo energijos perdavimas, pavertimas šilumą, tai parametrinės reiškiniuose to nėra. Taip, ir ką vat su visokiais tokiais femtosekundiniais, gan intensyviais, bet dar ne ypatingai intensyviais lazeriais galima veikti, tai pademonstravo, tai prasidėjo reikalas nuo tokio Achmedo Zeveilo, Nobelio premiją gavo 99 metais, beje už chemiją, ne fiziką, ir jis parodė, kaip naudojant femtosekundinius lazerius galima tiesiogiai stebėti cheminių ryšių formavimąsi, molekulių perėjimą iš vienos būsenos į kitą ir panašiai. Tai vienas žymiausių eksperimentų, kuris labai aiškiai parodo. Tai buvo taip, purškia molekulių pluoštą per tokią detekcijos kamerą. Vienas lazerio impulsas tas molekulės sužadina. Tai tos molekulės pradeda virpėti, svarbu, kadangi impulsas yra femtosekundinis ir visas molekulės pasiekia vienu metu, tai jos pradeda virpėti vienu metu ir taip pat. Tai dėl to mes galim gauti signalą iš daugelio molekulių kartu. Tos molekulės vibruoja, čia buvo natrio jodidas lyg ir sužadintos jos atomai vienas kito atžvilgiu tamposi, juda, ta molekulė tamposi ir taip pat ji pasiekusi tam, kai atstumas tarp atomų pasiekia tam tikrą vertę, yra tikimybė, kad ta molekulė suplyš. Ir parodė, kad sekant fragmentus, kaip jonizuojasi šitos molekulės, parodyta, kad būtent grinai šitas signalas čia žiūrėjo, kiek kurio tipo jonų atsiranda jonizavus po tam tikro laiko nuo sužadinimo. Tai iš esmės šitas signalas rodo, kad tos molekulės, iš esmės šitas signalas parodo, kaip ta molekulė tamposi ir kokiu momentu atėjo zonduojantis impulsas. Tai čia galbūt truputį abstraktu, bet iš esmės labai panašus dalykai yra, pavyzdžiui, aktualu kreme nuo saulės. Galbūt daugam netikėta. Bet, pavyzdžiui, labai panašios technikos aktualios ieškant vis geresnių apsauginių molekulių. Kodėl? Nes šviesos sugertis molekulėse vyksta per piko femtosekundės ir su femtosekundinė spektroskopija yra labai galima matyti visokias tarpinės būsenas, kas ten vyksta, kai saulės kremo molekulė sugeria tą ultravioletinį fotoną. Tai pavyzdžiui, kartais kai kurios molekulės atrodo gali ten sugerti tą ultravioletą, nepraleisti viską, bet pavyzdžiui, tokios spektroskopijos būdais galima nustatyti, kad gerai, pradinė būsena gera, galinė gera, bet kažkur tarpe
kas vyksta po to, kai molekulės sužadina. Tarpe, pavyzdžiui, yra kenksmingų, tarpe yra kažkokia būsena, kuri, pavyzdžiui, reaguoja su kažkuo kenksmingai ir galėtų būti kenksminga vartojant. Tai vat į tokius klausimus, pavyzdžiui, kaip tik ir padeda atsakyti femtosekundinė spektroskopija. Tai čia eksperimento schema, kaip matuoja. Tai, bet iš esmės tas pats, ką jau matėm su Zaveilo eksperimentu, turim du impulsus, vienas iš parametrinio sprintuvo parinktas, kad atitiktų ten kažkokį mus dominantį ultravioletinį bangos ilgį, kitas zonduoja, šiuo atveju žiūrim į optinį spektrą, kaip keičiasi to kremo sugertis laikui bėgant optiniam diapazone ir iš to galima pasakyti, kad čia susidarė čia kur šitie pipsiukai, čia yra kažkokia tarpinė būsena, kuri šiaip nelabai gera. Tai dabar sudėkim į vieną vietą du dalykus. Tai čia pakalbėjom, parametrinis stiprintuvas, tai čia yra parametrinis vienas ir prieš tai kalbėjom apie čirpuotų impulsų stiprinimą. Tai atrodo abu dalykai geri, kodėlgi nesudėjus abiejų į vieną. Tai iš tikrųjų labai nedaug reikia pakeisti, jeigu lazeriniai sistemoje turim lazerinį kristalą, bet turim impulsų plėstuvą ir spaustuvą, tai iš esmės viską tą patį galim padaryti, tik pakeičiam lazerinę terpę parametrinę terpę, atsiranda griežtesnių reikalavimų, koks turi būti kaupinimo impulsas, nes lazerinės terpės atveju galima kaupinti su lempa, galima kaupinti su pačiu prasčiausiu lazeriu, kokį sugalvoji, kartais net ir tiesiogiai elektros žaibą per dujas padarai ir turi kažkokį lazerinį stiprinimą. Parametriniu atveju, kaip šnekėjom, jau pradinis kažkoks kaupinimas jau turi būti sąlyginai intensyvus lazeris. Bet užtat, jeigu paimam vieną lazerį, o čia paimam kažkokį kitą, mes galim iš jų sukombinuoti įdomių dalykų. Nes, kaip jau matėm, su parametrinėmis sąveikomis galima generuoti įvairius bangos ilgius, tame tarpe galima generuoti ir kartais daug bangos ilgių vienu metu. O kaip kalbėjom prieš tai, daug bangos ilgių vienam impulsui, tai reiškia, kad impulsas gali būti trumpas, tai išsyk patrauklu. Nu ir turim, tai iš esmės čia yra OPCPA, ačiū, galim skirti. Tai OPCPA yra pirmą kartą pademonstruotas Vilniaus universitete. Tikrai be galo sėkmingai cituojama publikacija ir tikrai vienas svariausių Lietuvos mokslininkų indėlių į lazerių mokslą. Tai Lietuvos lazerių mokslo tėvas, Algis Piscarskas, buvo vienas iš išradėjų. Tai čia tokia kukli nuotrauka, čia Nobelio premijos laureatas Žeraras Muru, čia Algis Piscarskas, nu čia aš. Ir čia Arūnas Varanavičius, mano vadovas disertacijos. Tai sėkmingas kadras, Tai važiuojam ir su šita technologija daug kas su ją dirbo. Iš tikrųjų, nuo pademonstravimo 92 metais iki kažkokių tokių prasmingų judesių su šita technologija iš tikrųjų praėjo nemažai laiko, gal kokie 10 metų, nes iš pradžių niekas netikėjo, kad čia gali veikti, nes, kad kaip atrodo, labai sudėtinga. Nors kaip ir, taip, jeigu rimtai pažiūrim, kas čia sudėtinga, tas ant to, bet iš pradžių nelabai norėjo prigyti, bet kai jau prigijo, tai prigijo. Ir čia yra sistemėlė veikianti tokiu pagrindu, tik vėlgi ten tų stiprinimo pakopų yra daug. Iš šitas dėžės būtų galima daug žmonių suvaldyti, ką jie ten veiktų, klausimas atviras, bet kaip matom, čia jau yra lazerinė sistema, kuriai reikia rimtos patalpos. Tai tokios lazerinės sistemos stovi mokslo centruose, tame tarpe ir Europoje. Lietuva dėja tokio centro
tuo metu, kai steigėsi ekstremali šviesos infrastruktūra, tokie lazeriniai centrai Lietuva beveik pakliuvo, bet galų gale tuos centrus įsteigė Vengrijoje, Čekijoje, Rumunijoje. Tai mes atsikeršijom į tuos centrus, pardavėm daug lietuviškų lazerių. Tai va čia tokia yra sistema, kuri šviečia impulsus, kurių smailinė galia, kaip kalbėjom, siekia 15 teravatų. Ir maža to, tokius impulsus leidžia po 1000 per sekundę. Ne, tai naudojami kristalai yra BBO, tai vėlgi atkreipiu dėmesį, čia yra parametrinė sistema, tai BBO daugelis kristalų, bet tame tarpe ir BBO kristalai, jeigu kaupinimo šviesa yra žalios spalvos, tai galima surasti sąlygas ir ten kaip tik yra tam tikrus dalykus padarius yra sąlygos, kur iš tikrųjų būtent tas parametrinis kristalas leidžia stiprinti labai platų diapazoną, bet jo centras yra 826. Tai iš tikrųjų šitų impulsų spektras apima nuo maždaug 700 nanometrų iki 1100. Tai jeigu būtų šiek tiek matomesnė srity, tai būtų balta, o kadangi infraraudonai, tai iš tikrųjų spindulys atrodo taip labai apgaulingai, nes iš tikrųjų čia yra 122 vatai, kas lazeriniai šviesai yra beprotiškai daug, gali išsigręžti akį, nepažiūrėjęs į spindulį, o pažiūrėjęs į ten bet kokį atspinduką nuo jo. Bet kadangi didžioji dalis energijos yra nematoma, tai atrodo, o čia kažkokia taip rausva šviesytė kažkokia, čia sunku įžiūrėti, bet iš tikrųjų tik tai mažas spektro kraščiukas kabina matomas. Tai kiek laiko paleidžiama sistema, kai išjungiama ir kiek žmonių? Kadangi jau iš pradžių padirbėjo daug light conversion žmonių ir expo žmonių, tai sistema turbūt nuo nulio paleidžiama per kokią valandą, turbūt kokiais 5 mygtuko paspaudimais. Aišku, ilgalaikiai priežiūrai ten visko atsitinka, ten šitas centras, kuris nusipirko šitą sistemą Vengrijoje, ten turi keletą žmonių komandą, kurie, bet jie prižiūri ne tik šitą lazerį, ten dar keletą. Bet iš tikrųjų, taip, kadangi jau daug inžinerijos yra sukišta, padaryta daug automatizacijos, daug visokių valdymo grįžtamųjų ryšių, tai iš tikrųjų naudoti, nežinau, aš pats daug nebandžiau, bet girdėjau, kad nėra labai sunku. Tai va, ir dabar, tai čia daug visokių spaudos. Tai va, ir dabar ką su tokiais lazeriais veikia? Tai prieš tai buvo kalba apie reiškinius, kur šviesos intensyvumas yra 10 vatų į kvadratinį centimetrą. Dabar eina kalba apie jau šiek tiek daugiau, 10, 13, 10, 15. Ką galima daryti? Tai galima su tokiais intensyvumais ir tokiais elektriniais laukais inertinėse dujose galima generuoti aukštas harmonikas. Kaip tai veikia? Turim inertinių dujų atomus, prie jų gyvena elektronai. Lazerio elektrinis laukas elektroną išplėšia iš atomo, pagreitina, meta atgal. Ir tas elektronas, grįždamas į atomą, išspinduliuoja fotoną. Priklausomai nuo to, kiek tas elektronas spėjo pagreitėti, tas fotonas gali būti ganėtinai kitoks. Tai pavyzdžiui, tai aukštos harmonikos, čia yra harmonikos eilė gali būti dažnai kokia 30, 50. Tai reiškia, kad bangos ilgis atitinkamą skaičių kartų sutrumpėja. Tai, tarkim, jeigu žadinimui naudojam tokią kaip
čia 826, kažkas išskaitė, tai atitinkamai 30 kartų trumpesnis bangos ilgis, kas jau artėja, kas jau yra tolimas ultravioletas arba rentgenas. Kitų būdų gauti šviesą su lazerinėmis, gerai, pradėkime nuo to, apskritai nėra labai daug būdų gauti šviesą tam diapazone, bet visi, iš esmės visi kiti būdai, kuriais tokią šviesą galima gauti, arba jokių būdų neduoda femtosekundinių impulsų, čia net ne femtosekundinių, čia atosekundiniai, arba užima didelius pastatus. Tai tuo tarpu čia su sąlyginai kukliomis, jau ne visai buitiniam, bet tokiam dar į didelį kambarį telpančiomis lazerinėmis sistemomis galim gauti va tokią unikalią šviesą. Tai kas vyksta, elektronas trankosi į joną va taip 2 kartus per lazerio ciklą. Ir gaunam va tokią seką ultravioletinių impulsų. Su tokiais impulsais pagrindai eksperimentai daromi žadinimo zondavimo principų, kaip ir prieš tai buvusiuose apsakytuose eksperimentuose. Tik šiuo atveju vienas iš impulsų yra va tokia atosekundinių impulsų bora. Ką galima pamatuoti? Tai galima pamatuoti, pavyzdžiui, tokį dalyką, apie kurį dar prieš keliasdešimt metų teoretikai sakė, teoretikų atsakymas į klausimą, kiek užtrunka fotoefektas, tai yra, jeigu atomas gauna fotoną, kuris iš jo jonizuotų elektroną, kiek laiko užtrunka šitas procesas. Tai dar ne taip seniai teoretikų atsakymas į šitą klausimą buvo, kad čia taip negalima galvoti, čia nieko neužtrunka. Tai lazerių fizika pasakė, kad tai mes jį matuojam, kad užtrunka tiek, o jūs kaip norite. Tai teorija turėjo pasitempti. Taip pat galima žiūrėti visokius dalykus, tai jeigu prieš tai Zeveilo eksperimente žiūrėjom, kaip tamposi 2 atomai, molekuliai, nemolekuliai. Ir tam žiūrėti reikėjo 100 femtosekundžių laikinės skyros, nes tas judesys, kurį žiūrėjom, užtrunka apie pusę pikosekundės gal. Tai čia, jeigu pažiūrėsit laiko skalę, yra čia vienetai femtosekundžių. Ir kas matosi, šitas svyravimas, jį galima surišti su kriptono jono kaip čia, būsenos kitimu. Iš esmės elektronų orbitalė tamposi taip. Tai prieš tai buvo du atomų branduoliai vienas kito atžvilgiu tamposi. Šiuo atveju tamposi elektronų orbitalė. Ir šitą sugerties signalą galima susijęti su tuo orbitalės tampimu. Tai čia Krauso komanda pamatavo, kaip galima pažiūrėti, kaip iš tikrųjų tamposi elektronų orbitalės. Ir gavo Nobelio premiją, neįdėjau nuotraukos, Ferencai ir Anė ir Pierai, bet už šitos eksperimentus įdė Nobelis. Ėjo 23 metais, jei neklystu. Tai mes Vilniui irgi užsiemam ne tik įmonėje, bet ir universitetas su panašiais dalykais. Dar kol kas iki atosekundžių dar nepriėjom, bet šiuo metu vykdom tokį projektą su Taivano bendradarbiais, kur baigiam sukurti labai gerą lazerį, kuris labai tiktų generuoti labai gražius atosekundinius impulsus. Tai čia kažkur yra OPCPA sistema, ji ant jau kito bangos ilgio, nebe 800 nanometrų, o 2 mikrometrų. Yra priežasčių, kad su 2 mikrometrais aukštos harmonikos generuojasi gražiau negu su 800. Tikslas yra naudoti gan paprastą OPCPA architektūrą, pernelyg nepersistengiant gauti trumpo impulso iš paties OPCPA, kas leidžia laikyti sąlyginai tokią paprastą, lengvai naudojamą OPCPA sistemą. Bet paskui pritaikant netiesinę optiką, suspausti iki maždaug 1 optinio ciklo trukmės. Tai
čia kažkaip taip atrodo tas išėjimas, ką mes čia gaunam. Ir vienas stiklas netaip jau toli. Vienas optinis stiklas ties 2 mikrometrais yra 6-7 femtosekundės. Tai čia pusantro. Tai va šita pagrindinė smailė lauko yra pagrindinis impulsas. Tai truputį reikia pavalyti kraštus, kažkaip pavalysim, bet turėsim. Ir tada su tokiu šaltiniu galima generuoti ne atosekundinių impulsų seką, o vieną. Tai va, tai ta proga, taivaniečiam turėjom progos parodyti, kas yra žiema, nes jie nematė. Taip pat parodyti, kaip svetingai priimam svečius Lietuvoje. Va, bet po to teko atsipirkti kibinais. Tai va, tai judam prie tikrai, tai čia pažaidėm tokią vidutinišką intensyvumą, dabar prie tikrų intensyvumų, tai visos medžiagos leidžiasi elektrai, jeigu pakankamai įtampos, visos medžiagos yra plazma, jeigu pakankamai intensyvus lazeris. Tai čia matom lazerių sugeneruotą plazmą iš kieto taikinio, čia plazmos siūlas, kai lazeris sklinda ilgą atstumą, žodžiu, su lazeriais pakankamai intensyviais, galim prigeneruoti plazmas. O ką galima suveikti plazmoje su lazeriu? Tai lazerių pluoštai dažniausiai, arba bent jau norėtųsi, kad tai būna kažkokios tokios formos. Lazeristai tai vadina Gauso pluoštu. Iš esmės tai yra vienas kauburiukas, kur yra, tai čia vaizduojam intensyvumą, tai čia yra daugiausia šviesos centre ir tada glotniai mažėja. Pasirodo, kad jeigu pakankamai intensyvus lazeris, tai ir jis sklinda per plazmą, tai atsiranda jėga, kuri stumia plazmos elektronus į mažesnio intensyvumo sritį. Tai yra ten, kur didžiausias lazerio intensyvumas. Iš tos vietos elektronai yra išpučiami. Lazeriui besklindant per plazmą, tas elektronų išpūtimas, tai čia šitas paviršius vaizduoja elektronų tankį plazmoje. Tai ten, kur lazerio impulsas tuo metu yra, ten elektronai yra išpūsti. Lazeriui prasklidus elektronai bando grįžti, bet peršoka ir taip susidaro plazmos banga. Tai dalis elektronų gali pakliūti į tą bangą ir keliauti paskui lazerio impulsą ir taip gauti labai daug energijos. Ką tai reiškia? Tai elektrinio lauko gradientai plazmoje gali būti labai labai dideli, jeigu labai daug elektronų išpūsim ir čia lieka tik tai teigiamai įkrauti jonai. Tai yra eksperimentų, kur parodo, kad su tokio intensyvumo lazeriais, tai čia intensyvumas smailinės galios yra 10 teravatų ir daugiau petavatų. Tai per 10 cm plazmos gali pasiekti elektronai 10 gigaelektronvoltų energiją. Palyginimui su tradiciniais greitintuvais 10 gigaelektronvoltų energijai reikėtų kažkur, priklausomai nuo technologijos, kažkur tarp 100 metrų ir 1 kilometro greitintuvo tako. Tai ši technologija ganėtinai nauja, dar taikymai tik randasi, bet akivaizdu, kad jeigu tokį gerą prietaisą kaip gigaelektronvoltinį greitintuvą galim sumažinti nuo kažkur apie kilometro iki 10 cm, kažkas atsitiks, ar ne? Nes iki šiol tai buvo prietaisai, kur jau ten keletas pasaulyje galėjo egzistuoti. Dabar toks didelis, bet lazeris telpantis ne į šitą kambarį, bet į keletą tokių kambarių atstoja kažką, kas yra kilometro ilgio ten infrastruktūra. Tai tas aktualu ten, pavyzdžiui, įvairios elektronikos ar medžiagų atsparumo tikrinimui radiacijai, kas, pavyzdžiui, aktualu kosmoso pramoniai labai. Taip pat tam tikroms spinduliniams terapijoms nuo vėžio. Gerai, šitą praleisim.
Taip pat galima greitinti kitokiais principais, ne tik elektronus, bet ir protonus. Šiuo atveju eina kalba apie dažnai kietą taikinį arba skystą, į kurį lazeris šauna, vėlgi užgeneruoja labai karštą plazmą. Iš to taško elektronai išsitaško į visas puses. Tame tarpe į priekį išlekia daug elektronų, labai stiprus susidaro elektrinio lauko gradientas, kuris lupa protonus nuo taikinio galinės pusės. Vėlgi gradientai yra daug didesni negu kitų technologijų greitintuvose. Tai vėlgi labai mažam sąveikos tūrį galima pasiekti gan didelės protonų energijas. Vėlgi spindulinė terapija, branduolinių atliekų nukenksminimas, taikymų daug. Turbūt nėra taip jau, žodžiu, čia yra daug potencialo, bet dar reikia daug darbo, kad tokie dalykai taptų kasdien naudojamais, ar bent jau kasdien naudojamais, jeigu prie jų dirba komanda inžinierių prietaisais, bet potencialo yra daug. Ir galų gale prieinam prie to, kam dirba didžiausi pasaulio lazeriai, tai yra lazerinė branduolių sintezė. Tai kam tas aktualu, daugeliu atžvilgių branduolių sintezė galėtų būti idealus energijos šaltinis, nes iš principo neišskiria CO2. Čia, pavyzdžiui, Deuterio-Tričio reakcija, nėra CO2, kaip matot, bet ir dar saugesnė negu branduolių skilimo energetika. Kūras yra iš esmės vanduo ten, su tam tikrų perdirbimu, bet iš esmės vanduo. Tai kūro kaip ir užtektų. Vienintelė problemėlė kol kas neveikia. Smulkmena. Bendrą sėkmės nuojautą atspindi folklorinis tapęs mokslininkų šūkis, angliškai skamba geriau: fusion is the energy source of the future and always will be. Nes jau keliasdešimt metų viskas nors sako, bet tuoj padarysim sintezę ir čia bus gerai, tie metai kažkaip eina. Bet iš tikrųjų proveržių paskutiniu metu yra daug. Nesvarbu. Bet didžiausias pasaulio lazeris dirba branduolių sintezei. Verta pastebėti, kad šiaip jau sukelti branduolių sintezę nėra tik jau sunku, jau seniai tas padaryta. Vos 14 metų po lazerio sukūrimo jau užteko lazerių gerumo, kad sukelti sintezę. Bet sukelti sintezę tai reiškia, kad tiesiog įvyksta keletas tų sintezės reakcijų. Tuo tarpu tam, kad galėtume kalbėti apie kažkokį elektros generavimą, turi sudegti visas kuras, kurį įkišam. Net neteisinga vadinti, aišku, degimu, bet sakykime. Tai kaip tas vyksta, tai Deuterio ir Tričio taikinys yra tokie kapsulytei. Aplink tą kapsulytę yra toks vamzdukas, pagrindė aukso dar su kažkuo. Į jį šviečia 192 lazerio pluoštai, kurių energija sumoje yra ten arti 2 megadžiaulių. Kodėl taip reikia? Todėl, kad išgarinant, paverčiant plazmą ir taip toliau, šitą auksinį vamzduką generuojasi daug rentgeno spinduliuotės, kuri taikinį iš visų pusių vienodai suspaudžia. Kaip nors. Arti galas. Vienodai suspaudžia ir jeigu viskas pavyksta, tai suspaudžia taip smarkiai, kad taikinys užkaista ir pasiekia tokį slėgį, kad jame pradeda vykti branduolių sintezė. Tai iš tikrųjų pasiekimas ne taip seniai, 2022 metais, pirmą kartą tokiam procese mokslininkai gavo, kad iš sintezės susigeneravo daugiau energijos, negu kad atėjo lazerio energijos. Tai čia yra labai toli iki energijos gamybos, nes to lazerio efektyvumas yra 0,01% kažkoks. Tai čia, kad energijos susigeneravo šiek tiek daugiau negu atėjo lazerio, dar nelabai. Bet turint omeny, kad 10 metų nebuvo jokio proveržio, tai čia nemažas proveržis. Ir po to, kai surado, kaip padaryti šitą, tada, žiūrėk, gaunasi ir kartą, ir dar kartą. Reikia paminėti, kad tas lazeris, jis šauna po kokį kartą per dieną.
Tai nėra labai paprasta tvarkyti, optimizuoti viską, kai tokiu greičiu gauni duomenis apie tai, kaip to sekasi. Bet čia, kaip tik neprasmiausiai, tiesiog tokį puikų paveiksliuką įsidėjo, žiūrėjau, gražu, bet gražu. Tai šitą energijos laimėjimą gavo jau daugiau negu 4 kartus daugiau energijos iš sintezės negu sudėjo. Tai yra daugybė priežasčių, kodėl būtent šita sistema neturi jokių šansų tapti būsimą elektrinę, bet šių proveržių užteko, kad atsirastų kompanijų, kurios teigia, kad mes tuoj pastatysim iš šito elektrinę ir turėsit visi energijos. Tai ar čia yra didelis skemas, ar proveržis, parodys tik laikas. Iš tikrųjų yra rimtų argumentų, nes ir lazeriai smarkiai patobulėjo, ir schemas planuoja naudoti kitokias negu National Ignition Facility. Tai argumentų, kodėl jiems gali pavykti, yra. Argumentų, kodėl jiems turėtų nepavykti, yra tikrai nemažai. Tai matysim, man labai įdomu sekti, kas čia vyksta, bet svarbu paminėti, kad šitam National Ignition Facility lazeriai buvo nanosekundiniai, tai šviesos dešros, nes jeigu nori tiesiog suspausti taikinį, tai nanosekundiniai lazeriai veikia geriau. Bet šitos įmonės žada naudoti kitokią schemą, kur nanosekundinis lazeris suspaudžia, bet užžiebimui nori naudoti protonų pluoštus, o protonų pluoštai tinka tik tokie, kurie pagreitinti lazerį. Nes tie protonai turi ateiti per labai fiksuotą konkretų laiką, ir tradiciniai greitintuvai tokio tikslumo ir taip tankiai protonų vieną prie kito negali sudėti. Tai iš esmės tokia lazerinė pabaisa. Tai nežinau, man labai intriga. Tai tokia apžvalgėlė, kas vyksta didelio intensyvumo lazerių pasaulyje. Tai kažkur perspektyvoje didžiuosiuose lazerių centruose yra tas žada iš grinai fundamentinio mokslo pusės tiesiog pramušti vakumą. Čia fizikai ir FIDI mėgėjai tikrai šitą šūkį yra girdėję. Turbūt ten kažką kito išreiškia, bet yra žmonės, kurie literally bando pramušti vakumą. Taip, iš protonų greitinimo, net jeigu šitiems branduolių sintezėms veikėjams nepasisteks užkrūt sintezę, tai gal jie kažkaip išmoks gerai greitinti protonus su lazeriu, kas turės tam tikrų kitų didelių gerų privalumų. Ir taip toliau ir panašiai. O džiaugsmas yra tas, kad nemažai Lietuvos lazerių įmonių gaminių vis kažkur pakliūna į šitą pasaulį. Vėlgi, kaip sakiau, man truputį liūdna, kad dar nežaidžiam tų pačių didžiausių sistemų pasaulyje, bet tokių didelės vidutinės klasės žaidžiam labai rimtai. Tai va, ačiū uždėmesį. Pat turėsim sintezę. Šiek tiek kelias minutes galim skirti klausimams. Drąsiai klauskite. Kas rankų miškas? Taip, prašom. Įdomu, kas kokie iššūkiai susijęs su teigimu. Pavyzdžiui, galėtum trumpai tą lazerį toliau siaurinti ir didinti galią, mažinti matmenis, kainą mažinti. Kokie iššūkiai, kokios ribos yra šitos? Tai su ribom ir iššūkiais tai jau labai daug. Pagrindiniai dalykai yra tokie, kad, su matmenų mažinimu, tai ta šviesa, ji yra intensyvi ir galų gale, jeigu bandai matmenis visų optinių elementų sistemai mažinti, kad jie pradeda pasižeisti. Tai turbūt toks pagrindinis ribojantis veiksnys mažinimo grinai atžvilgių yra optinių elementų atsparumas. Tada trukmės trumpinimas, tai vėlgi ne visiems taikymams iš tikrųjų tos pačios trumpiausios trukmės reikia.
Fundamentiniams tyrimams atosekundinio mokslo, tai nu, jau dabar ten trumpiausi sugeneruoti impulsai yra 20 eilės atosekundžių. Nesu tikras, ar 24 ar 19, bet kažkas tokio. Tai čia jau yra gerokai greičiau, negu kad Boro modelyje elektronas turėtų apsisukti aplink atomą. Aišku, Boro modelis nėra teisybė, bet laiko skalė kažkokia, jau tai aišku, visada yra toks lazeristų šūkis Citius, Altius, Trumpijus. Tai taip, ten kas nors būtinai suras, kodėl būtų gerai dar trumpiau, bet labai daugeliui tokių praktiškesnių taikymų, net ir tokių egzotiškų, kaip ten sintezė ar dalelių greitinimas, neakivaizdu, kad būtų geriau, dar trumpesnių trukmių. Iš kitos pusės, grinai, trukmės riboja pati šviesos fizika. Nelabai gaunasi trumpesni impulsai negu pusė optinės bangelės stiklo. Tai optinės bangelės priklausomai nuo bangos ilgio, ten tas laikas yra ten arba 10 femtosekundžių, jeigu tolimesniam infraraudonam, arba kelios femtosekundės, jeigu matomam diapazone. Tai vėlgi nėra lengva tokius impulsus gauti, bet iš esmės yra pademonstruota daug variantų, kaip galima tą padaryti. Tai, o iš pigumo pusės, tai, iš esmės, net ir tie optiniai elementai, kuriuos dabar naudojam, kur sakiau, kad kaip ir optiniai elementai riboja, kiek galim leisti savo galios tankio, tai jau ir tokius optinius elementus pagaminti yra brangu, nes technologijos yra labai sudėtingos. Tai žinoma, jeigu atsirastų kažkoks masinis taikymas, pavyzdžiui, jeigu įvyksta ta sintezė, ir tada atsiranda, sako, tai mums prašom Londone 4 elektrinės, Berlyne 10, Vilniuje bent porą, nes lazerius mėgstam. Tai, tada, aišku, atsirastų toks didesnis postumis, kaip tas technologijas aukštasias, kaip jas bandyti kažkaip masiškiau gaminti ir tada ta kaina turėtų kristi, bet labai sudėtinga. Nežinau, ar pakankamai atsakiau.